Lapkričio 10-14 dienomis Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Kelmės rajono verslininkų asociacija organizavo kasmetines jau tradicija tapusias verslo dienas, kurių metu vyko seminarai, tradiciškai sodinti medeliai Tūkstantmečio parke, įteiktos verslo nominacijos ir surengta baigiamoji konferencija. Konferencijoje lektorius Artėja banko investicijų valdymo skyriaus vadovas Regimantas Valentonis skaitė pranešimą kapitalo rinkos muitų karų aplinkoje, lūkesčiai ir prognozės. Renginio pradžioje į visus sveikinimo žodžiais kreipėsi Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Vilija Virbickė ir Kelmės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas Alvydas Gerbenis. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Vilija Virbickė pasidžiaugė, jog šiais metais buvo įsteigtos 79 įmonės. Peržvelgus 10 metų faktus, šiais metais tai didžiausias įsteigtų įmonių skaičius. Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius sveikino Kelmės rajono verslininkus, renginio svečius ir padėkos raštą turinčiai per 50 darbuotojų ir 2025 metais sumokėjusiai daugiausiai mokesčių įteikė Dalios Mintautienės individualiai įmonei. Rajono verslo bendruomenė sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bilius, užimtumo tarnybos Šiaulių departamento Kelmės skyriaus vedėjas Žydrūnas Šapalas, Pakruojo verslininkų asociacijos nariai ir pirmininkas Rolandas Kairys. Renginyje dalyvavo ir pasisakė svečiai iš Kelmės miesto partnerio Novovolynsko Ukrainoje. Renginio vedėja Arina Janeliūnienė skelbė Verslo dienos 2025 kulminaciją – geriausių metų rajono įmonių pagerbimas nominacijomis. Už ilgametį stabilų verslą, minint 30 metų veiklos jubiliejų, nominacijas įteikė Povilo Minčinausko įmoniai vadovė Eugenija Minčinauskienė. Uždarai akciniai bendroviai Šaukėnų duona, direktorius Gintautas Saunorius. Už ilgametį stabilų verslą, minint 30 metų jubiliejų, nominacija skirta uždarajai akciniai bendroviai Vižarana, direktorius Žydrūnas Grencevičius. Už ilgametį stabilų verslą, minint 20 metų jubiliejų, nominacijos įteiktos uždarajai akciniai bendroviai Reisida, direktorius Remigijus Raila ir uždarajai akciniai bendroviai Jukvas, direktorius Vaidas Juknys. Nominacija už sėkmingą verslo išplėtojimą ir jo perdavimą įteikta uždarajai akciniai bendroviai Grina, direktorius Povilas Žilinskas. Nominacija už naujų darbo vietų kūrimą ir verslo plėtrą įteikta uždarajai akciniai bendroviai Ronelda, vykdantysis direktorius Arūnas Karžinauskas. Nominacija už sėkmingą verslo pradžią ir Kelmės miesto gražinimą įteikta uždarajai akciniai bendroviai Veterinarinės medicinos centras Pifulis, direktorius Justinas Gerčas. Už pagalbą organizuojant konferenciją Verslo dienos 2025 ir verslo plėtrą padėka skirta Albertui Margiui. Lapkričio 13 dieną viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacinėme centre surengtas susitikimas diskusija tarp Kelmės rajono verslininkų ir svečių iš Kelmės miesto partnerio Novovolynsko Ukrainoje. Miestų partnerystė prasidėjo 2008 metais. Merų Kosto Arvasevičiaus ir Boriso Karpos pasirašytame dokumente numatytas bendradarbiavimas ekonomikos ir investicijų, aplinkosaugos, švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto, turizmo, informacinių ir skaitmeninių technologijų, komunalinio ūkio, atliekų tvarkymo bei kitose srityse. Novovolynskas srities pavaldumo miestas Ukrainoje Voluinės srityje, įkurtas 1951-aisiais. Miestas išsidėstęs Lvovo Voluinės anglių baseine. Kasama akmens anglis, yra gelžbetonio gamykla, medžio apdirbimo kombinatas. Šiais metais rugpjūčio pabaigoje Kelmės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Ildefonso Petkevičiaus, lankėsi Novovolynske, kur dalyvavo šio miesto 75-ojo jubiliejaus šventėje. Vizito metu, minint 25-asias miestų bendradarbiavimo metines, buvo iškilmingai atnaujinta partnerystės sutartis. Novovolynskas yra netoli Lenkijos sienos. Miestas kol kas neapšaudomas, bet kyla humanitarinių problemų. Mieste per 60 000 gyventojų. Skaičių kasdien papildo iš regionų
kuriuose vyksta karas, atvykstantys žmonės. Viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacinėme centre susitikime su Kelmės rajono verslininkais dalyvavo Ukrainos Novovolynsko miesto meras Boris Karpus, mero pavaduotojas Bogdanas Šinkarčiuk, Novovolynsko miesto deputatas verslininkas Vasilijus Okcentiuk, Novovolynsko miesto pagalbos verslininkams centro vadovė Ivana Ciciuk, fabriko gaminančio gofruotą kartoną ir įvairios konstrukcijos bei matmenų gofro kartono pakuotės bendrasavininkai Igoris ir Julija Gerasimčiuk. Pasikeista informacija apie vystomus verslus, diskutuota apie verslo bendradarbiavimo perspektyvas, iniciatyvas ieškant naujų bendrų projektų, kurie padėtų stiprinti ryšius tarp bendruomenių ir verslo atstovų. Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius susitikime išreiškė mintį, jog verslas auga per bendradarbiavimą, o šiandieniniai kontaktai gali tapti tvirtais ryšiais ateityje. Kelmės rajono verslui reikalingi partneriai Ukrainoje, o Ukrainos verslui partneriai Europos Sąjungoje. Tad šis renginys labai savalaikis ir tikiuosi šio vizito Kelmėje metu užsimegs naujos verslo partnerystės, sakė Kelmės rajono verslininkų asociacijos pirmininkas, uždarosios akcinės bendrovės Girilis LT vadovas Alvydas Gerbenis. Susitikime dalyvavo uždarosios akcinės bendrovės Lukojus direktorius Arnoldas Barauskis, uždarosios akcinės bendrovės Ronalda vykdantysis direktorius Arūnas Karžinauskas, uždarosios akcinės bendrovės Kelmės pienas direktorė Jolita Valantinienė, rajono tarybos narys kooperatyvo Kelmės agroservisas vadovas Albertas Brazas, uždarosios akcinės bendrovės Kelmės medis direktorius Raimondas Jankauskas, viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacinio centro direktorė Vilija Virbickė, mero patarėjas Justinas Drapanauskas. Po susitikimo svečiai iš Novovolynsko lankėsi uždarojoje akcinėje bendrovėje Ronalda ir uždarojoje akcinėje bendrovėje Šaukėnų duona. Kelmės kultūros centro specialistai žiūrovus kvietė į jubiliejinę Kelmės kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupės Patrepsėlis šventę, į kurios koncertinę programą įsipynė 11-asis Respublikinis liaudiškų šokių festivalis Šokių pynė. Liaudiškų šokių grupė Patrepsėlis savo kūrybinės veiklos kelią pradėjo 2000-aisiais. Pirmosios vadovės Viliutės Kurtkevičienės idėja surinkti šokio meną mylinčius vyresniojo amžiaus žmonės sulaukė pritarimo. Šokėjai ir jų vadovė turėjo tikslą puoselėti lietuviško sceninio šokio tradicijas ir tęstinumą, dalyvauti savo krašto ir Lietuvos kultūrinėje veikloje. 2000-2016 metai vadovės Viliutės Kurtkevičienės vadovaujamo kolektyvo kūrybos metai. Jie pilni judėjimų, šokių mokymosi, estetinio judesio ir sceninės kultūros lavinimo. Koncertai, išvykos renginiai – tai nuolatinis buvimas poroje ir grupėje, šventėje ir repeticijose, kelionėje ir kasdienybėje. Kolektyvo pavadinimas prigijo su šokių šokiai Patrepsėlį. Nuo 2016 metų kūrybinį kelią Patrepsėlis tęsia su vadove Diana Bakšienė. Dažnai kolektyvai savo kūrybinius ir koncertinius metus skaičiuoja nuo vienos dainų šventės iki kitos. Patrepsėlio veiklos istorijoje 10 dainų švenčių ir senjoro dainų švenčių, 9 regioninės dainų šventės. Kiekviena repeticija ar susibūrimas, kiekvienas koncertas ar koncertinė kelionė – tai meilės tautiniai kultūrai ir tradicijoms, bendrystės ir supratingumo, atjautos ir atsakomybės įtvirtinimas. Šį kelią šokėjai eina atstovaudami savo kultūros centrą, savo miestą ir savo kraštą, sako kolektyvo vadovė Diana Bakšienė. Šventės metu perskaityti sveikinimo žodžiai atkeliavę iš šiuo metu Klaipėdoje gyvenančios kolektyvo vadovės Viliutės Kurtkevičienės. Ačiū Jums už pagarbą ir meilę šokio menui, už pagarbą, meilę ir toleranciją tarpusavio bendravimą, už pagarbą ir meilę žiūrovui. Linkiu sveikatos ir stiprybės gražioje ir prasmingoje veikloje, kuri Jūs vienija, jaudina ir džiugina. 2020-2025 metai Patrepsėlio kūrybinėje veikloje pilni koncertų, renginių, išvykų, švenčių. Svarbiausia, Lietuvos dainų švenčių 100-mečiui skirta didinga šventė, kad giria žaliuotų Vilniuje. Patrepsėlio šokėjai dalyvavo šokių dienoje Amžių tiltais. Jubiliejinėje Kelmės kultūros centro
senjorų liaudiškų šokių grupės Patrepsėlis šventėje surengtas 11. Respublikinis liaudiškų šokių festivalis Šokių pynė. Nuo 2005 jau 20 metų, kas antrus metus vykstantis Respublikinis liaudiškų šokių festivalis Šokių pynė turi kilnų tikslą – puoselėti ilgametes, jau 120 metų skaičiuojančias lietuviško sceninio šokio tradicijas ir jų tęstinumą, sakė renginio vedėja, Kelmės kultūros centro režisierė Rūta Palubeckienė. Tik didžiulė meilė lietuviškam šokiui gali atlaikyti metų tėkmę ir daryti stebuklus. Į 11. Respublikinį liaudiškų šokių festivalį Šokių pynė Kelmė sukvietė lietuviško sceninio šokio tradicijų tęsėjus, šokio mylėtojus, dainų švenčių dalyvius. Nuotaikingus, nuoširdžius, didelę koncertinę patirtį turinčius kolektyvus. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinio padalinio Ginkūnų kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė Dobilas, vadovė Asta Rimkuvienė. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro senjorų grupė Diemedis, vadovai Loreta Lideikienė ir Mantas Meškauskas. Kelmės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė Levandrėlės, ir senjorų liaudiškų šokių grupė Patrepsėlis, vadovė Diana Bakšienė. Respublikinio liaudiškų šokių festivalio Šokių pynė dalyvius ir Kelmės kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupės Patrepsėlis šokėjus sveikino Kelmės rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Sonata Venskienė, Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Patrepsėlio šokėjai sako, jog šoka tie, kas laisvi ir laimingi. Zita Simonavičienė ir Remigijus Jocius, Vainora Dachnienė ir Kęstutis Andrijauskas, Živilė Norkienė ir Redas Norgus, Danutė Jeciničienė ir Mečislavas Jeciničius, Zita Rakauskinė ir Jonas Rakauskis, Marija Verdauskinė, Regina Norkevičienė ir Skomantas Jankauskas, Jolanta Meškauskinė ir Nerijus Meškauskas, Rasa Melinienė ir Arūnas Melinis. Tai buvo mūsų nuostabios ir yra mūsų nuostabios Patrepsėlių pora. Siekiant puoselėti mokymosi visą gyvenimą nuostatas ir į suaugusiųjų mokymąsi įtraukti daugiau visuomenės narių, lapkričio pabaigoje 26 kartą Lietuvoje vyko suaugusiųjų mokymosi savaitė, kurią organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudama su įvairiomis šalies suaugusiųjų švietimo institucijomis bei organizacijomis, kviesdama suaugusiųjų bendruomenę pamatyti, išgirsti ir suprasti, kas yra vienas iš pasaulio stebuklų – mokymosi sodas. Šiais metais mokymosi savaitė skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osiams gimimo metinėms. Daug stebuklų yra pasaulyje, tik ne visiems jie prieinami. Vieniems dėl to, kad jų negirdi ir nemato, kitiems dėl to, kad jų nesupranta, yra sakęs Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Visą savaitę renginio organizatoriai Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės 3 amžiaus universitetas, Tytuvėnų 3 amžiaus universitetas, Kelmės kultūros centras, Kelmės miesto bendruomenė kvietė į užsiėmimus, paskaitas, susitikimus, visuomeninės organizacijas ir senjorus. Kelmėje savaitės renginiai užbaigti Kelmės profesinio rengimo centro salėje, šventinių koncertų kūrybos sodai. Renginio dalyvius sveikino Kelmės rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotoja Diana Razminienė. Diana Razminienė pasidžiaugė, jog šiais metais 10 mokymų programų dalyvavo 223 dalyviai. Rinkdamiesi į koncertą, šventės dalyviai ir žiūrovai buvo kviečiami pasižvalgyti po pirmąjį šventės sodą, dailės darbų parodą.
Užsiėmimus vedė vadovė Ilona Kučinskienė. Renginio vedėja Kelmės kultūros centro režisierė Rūta Palubeckienė į sceną kvietė Kelmės ir Tytuvėnų 3 amžiaus universitetų, programų Šokio pasaulis ir Judesio šokio akademijos dalyvės ir jų vadovė Jovita Žakarienė. Programos daina Mano gyvenimas vadovą Augustiną Bartkevičių ir jo vadovaujama Kelmės 3 amžiaus universiteto menų fakulteto dainų studijos ansamblį Skambėk daina. Tarp koncertinių programų vaizdinė medžiaga buvo supažindinama su kitų Kelmės 3 amžiaus universiteto programų veiklomis, šių metų mokymusi savaitės veiklas Tytuvėnuose. Antroje renginio dalyje koncertavo Kelmės diabeto klubo ABC ansamblis Viltis, vadovas Justinas Kasparas. Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos mišrus vokalinis ansamblis Svajonė, vadovė Vanda Radavičienė. Trečiojo amžiaus universiteto menų fakulteto dainų studija Skambėk daina, vadovas Augustinas Bartkevičius. Kelmės rajono senjorų bendruomenės artimi mišrus vokalinis ansamblis vadovė Geniačienė. Bendruomenės Kelmės bočiai meno mėgėjų kolektyvas Pavakarys, ansamblio vadovė Birutė Pelėdienė, kapelos vadovas Antanas Pažarauskas. Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos Kelmės rajono folkloro ansamblis Ramočia, vadovas Valdas Rutkūnas. Kelmės bendruomenės harmonikierių ansamblis Sūkurys ir vokalinis ansamblis, vadovas Justinas Kasparas. Pagrindiniai mokymosi savaitės tikslai sutelkti įvairias besimokančias bendruomenės bendrai veiklai, parodyti suaugusiųjų mokymosi svarbą ir galimybės įvairioms visuomenės grupėms, didinti jų dalyvavimą mokymėse, skatinti besimokančiuosius mąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų, auginti supratimą, kad mokymasis svarbus asmeninio gyvenimo kokybei ir visuomenės pažangai, dalintis mokymosi patirtimi ir bendrystė. Kasmet lapkričio 14 dieną minima pasaulinė diabeto diena. Minėti pasaulinę diabeto dieną pasiūlė Tarptautinė diabeto federacija ir Pasaulio sveikatos organizacija 1991 metais, siekdamos atkreipti dėmesį į pasaulinę šios ligos epidemiją. Šių metų pasaulinės diabeto dienos tema – diabetas ir gerovė. Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubas Diabetas ABC, gyvuojantis 33 metus, vienijantis 40 narių, pasaulinę diabeto dieną minėjo kartu su Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komanda. Pradėdama renginį Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Nekrašė sakė: "Šiandien esame čia ne tik prisiminti ligą, kuri paliečia mūsų brolius visame pasaulyje, bet ir akcentuoti žinias, bendrystę ir viltį. Diabetas ne tik medicininė diagnozė, tai disciplina, savęs pažinimas ir drąsa. Ši diena skirta tiems, kas gyvena su liga, medikams ir šeimos nariams. Dalinkimės patirtimi, naujienomis, palaikykime vieni kitus. Tegul šis renginys primena, diabetas nestabdo žmogaus tikslų ir siekio svajoti ir kurti", sakė Lina Nekrašė. Klubo pirmininkas Vytautas Brakauskas sako, jog pagrindinis klubo tikslas bet kokiamis sąlygomis užkirsti kelią diabeto progresavimui. Mylėti muziką, dainas, renginius, bendrauti, dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais. Tad nepamiršti ir pasveikinti klubo nariai švenčiantys jubiliejinius gimtadienius. Renginyje dalyvavo ir mintimis pasidalino Kelmės rajono savivaldybės tarybos narės Daiva Antanavičienė ir Lina Samulytė. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Nekrašė paskaitoje kalbėjo apie diabeto ligos
vienos sparčiausiai plintančių lėtinių ligų pasaulyje rodiklius, kurie kasmet auga, o liga diagnozuojama vis jaunesniems. Kalbėjo apie gyvenimą su liga ir diabeto kontrolės galimybės. Visuomenės sveikatos specialistė Audronė Palubinskienė surengė viktoriną. Renginį dainomis papuošė Lietuvos diabeto asociacijos, Kelmės diabeto klubo Diabetas ABC mišrus vokalinis ansamblis Viltis, vadovaujamas Justino Kasparo. Gervių takai su dainomis ir draugais pakeliauti kvietė Kelmės kultūros centro Lupikų skyriaus vokalinis instrumentinis ansamblis Vakarė, vadovaujamas Genės Ačienės. Kolektyvo vadovė sako, jog gyvenimas pilnas ženklų, kurie liudija amžiną laiko tėkmę, kartu ir pastovumą. Koks pats gražiausias, grakščiausias, didingiausias Lietuvos paukštis? Atsakymų gali būti ne vienas, tačiau daugumai iš mūsų gervė. Gervės mūsų ilgesio paukštės, su nuostaba laukiamos kiekvieną pavasarį, su jauduliu stebimos grakščiai vaikščiojančios tėviškės laukais, arimais ir pievomis, su ilgesiu palydimos vasaros pabaigoje. Žemaičių dainoje Lek gervė kalbama apie šeimyninius rūpesčius, lizdo sukimą, vaikelio vedimą ir jų išlydėjimą savarankiškam skrydžiui iš Gojos. Gal todėl, kai išskrenda gervės, mus apima graudulys, tarsi dalis mūsų pačių ar vaikai išskristų. O kai žmogų apima ilgesys, jis dainuoja. Koncerto metu gervių takais pakeliauti kvietė Raseinių rajono Viduklės vokalinis moterų ansamblis Ringė vadovė Gerda Lapinskaitė. Savo kūrybos dainas dainuojantis bardas Vladas Karpavičius iš Kauno. Vladui pritarė Raimonda Ralienė ir Justinas Kasparas. Tauragės vokalinis instrumentinis ansamblis Tango Plus vadovė Zofija Paulikaitė Bernotienė. Kelmės kultūros centro vokalinis instrumentinis ansamblis Vakarė, vadovė Genė Ačienė. Savo kūrybos eiles skaitė Regimantas Zinkevičius iš Kazlų Rūdos. Kai rudenį gervės praskrenda virš laukų, žmogus pakelia akis į dangų ir pajunta, jog jų giesmėje slypi žinia. Kiek bekeliautum, visada yra vieta, į kurią privalai sugrįžti. Tad koncertas užbaigtas bendra visų atlikėjų ir žiūrovų daina Čia mūsų namai. Čia mūsų namai, čia mūsų gimtinė, čia gyvensim ilgai, kol širdis paskutinė. Spalio pradžioje startavęs Kelmės kultūros centro projektas tradicinio amatų dirbtuvės į uždarinimo renginį pakvietė lapkričio 14. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje susirinkę projekto dalyviai, mokytojai, svečiai ir organizatoriai pasidžiaugė projekto rezultatais. Kiekvieną rudenį Kelmės kultūros centro Akmentašių ir amatų dirbtuvėse šurmuliuoja suaugusieji. Projekto tikslas tradicinio amatų dirbtuvės yra populiarinti ir skatinti mūsų tradicijų puoselėjimą ir tęstinumą. Amatai vyksta Akmentašių, keramikos, lipdytinės ir žiedimo bei audimo sekcijose. Į mūsų dirbtuvės kiekvienais metais suplūsta nemažas dalyvių skaičius. Labai džiaugiamės, kad dalyvauja ne tik Kelmės rajono, bet ir aplinkinių rajonų suaugusieji. Tai šiais metais mes turime gana gausų būrį dalyvių. Per 40 yra prisiregistravę iš Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Šilalės. Tai džiaugiamės šito projektu, kuris turi tęstinumą ir jau sėkmingai nuo 2012 metų yra vykdomas, truputėlį su pertraukomis, bet jau 8 kartą šį projektą finansuoja ir remia Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Per šitos amatų dirbtuvių kursus mes užauginom rinktinių juostų audėją, kuri dabar sėkmingai toliau moko šios sekcijos dalyvės, tai yra Alma Meškienė. Taip pat sėkmingai Onutės Butilienės pasiekėja yra Irena Arlauskienė, o jeigu kalbėti apie keramiką, tai mes Kelmės kraštas neturime savo keramikų.
Tai kadangi bendradarbiaujame su Kuršėnais, tai sėkmingai kelinti metai jau iš eilės. Mums šitą žiedimo sekciją veda Vydmantas Vertelis, sertifikuotas podininkystės meistras, lipdytinės keramikos, taip pat kelinti metai moko Irena Šliužilienė, dailininkė keramikė iš Šiaulių. Akmentašystės puoselėtojas yra šitų tradicijų tęsėjas, yra Valdas Banza. Kai vyksta žemaičių etnomuzikavimo kursai, tai jie yra tokie 4 dienų, intensyvūs, eina, praeina, o šitas projektas yra įsitęsęs į mėnesį ir daugiau. Ir čia jau mes renkamės ir darom nemomentinius tokius darbus. Turim tokį tikslą, kad pavyzdžiui, jeigu rinktinės juostas, tai jas tikrai audžia daugiau suaugusieji. Akmentašystė taip pat yra ne vaikų darbas. Ten jis gali kažką pabandyti, ten pačiupinėti įrankius, o čia renkasi vyrai. Šiais metais yra 6 vyrukai, kurie sėkmingai darbuojasi ir jau jie yra padarę skulptūras, kurias, aišku, nedidelės tos skulptūros, bet jau išbaigti darbai, kurie būsim pateikti parodėliai. Kuriems įdomu, tiems, kurie atitolę, manau, kad reikia grįžti ir dar kartą atsiremti į savo šaknis, į savo kultūrą, nes tik taip turbūt, tai yra pagrindas, tik taip mes išsaugosim savo savastį, savo valstybę. Aš gal per plačiai čia kalbu, bet manau, kad tie grūdeliai po vieną, mesgi jau eilę metų iš eilės šitaip dirbam, tie grūdeliai po trupinėlį renkasi. Ir, sakysim, kaip patvirtinimas mano žodžių, tai ką aš sakau, žmonės ateina 1, 2, 3 metais ir jie jau laukia susibūrimo, jie gauna ir techninių žinių, bet tai yra ir kūryba, ir kartu prisilietimas prie mūsų ištakų, prie mūsų liaudies meno ir šiuolaikinio meno, tiesiog pagrindinių principų prie mūsų šaknų. Kiek būnant dabar ateina mokinių, kurie pradėjo, negaliu sakyti, kad nuo manęs pirmo, gal ir anksčiau būdavo, bet kada aš jau čia pradėjau dalyvauti šitose užsiėmimuose, jie jau pagal mane yra 3 ir 4. Tai kai ateina atsisėda už staklio, tai mums yra jau ko pašnekėti, prisiminti apie praeitų užsiėmimų darbelius, kas patiko, kas galima patobulinti. Žodžiu, pašnekesio ir dialogo su jais yra. Ir labai jaučiasi, kad žmonės yra žingeidūs. Jie labai domisi, visko nori išbandyti, viską. Daugelis žmonių sako, mano namuose buvo staklės, aš mačiau, kaip mama, močiutė audė, o aš neturėjau tokio supratimo ir tas staklės išmečiau. Tai dabar, man atrodo, yra audimo atgimimas ir daugelis vėl grįžta prie senųjų tradicijų ir stengiasi pagal galimybės mokytis, lankyti kursus įvairiausius. O mūsų amatų centre iš tikrųjų yra labai didelės galimybės, nes turime daug staklių ir tiesiog kursų metu ir tiesiog kiekvieną dieną galima čia atvykti ir pasimokyti. Yra norinčių, nesvarbu, ar akmenį daryti, ar keramiką, bet svarbiausia, kad yra mokinių, kurie noriai ateina ir lengvą darbą, ar sunkesnį visi dirb savo darbus, tai pagirtina yra, kad tegu daugiau būna. Netgi prie akmens vis daugiau atsiranda žmonių, kurie išdrįst, reiškia, tokią sunkią medžiagą, atsiranda, kas dirba. Ir labai pagirtina. Tikrai mokančių yra labai nedaug, o norėtųs, kad būtų dar daugiau, kad mes galėtumėm panaudoti šiai dienai, kad galėtumėm pasidžiaugti nusiaudusios ir tikrai tai didelis dalykas pasipuošti rūbą, kurį tu pats pasigaminai, kurį tu išmokai ir pasidarai iš visos širdies.